My Winter Car. Ilgai lauktas žaidimo pratęsimas pirmos dalies Summer Caro ir po 5 metų kūrimo jisai oficialiai jau yra išleistas ir jau ganėtinai daug laiko praėjo nuo išleidimo apie 4 mėnesius ir manau jau galima atsisėsti ir apžvelgti žaidimą. Pažiūrėsime jo dabartinę situaciją, kiek žmonių žaidžia, naujus update'us ir aplamai noriu išsakyti savo nuomonę apie žaidimą ir ką norėčiau matyti ateityje ir panašiai. Prieš šokant į video, amigos, lauksiu iš jūsų klasikinio laiko, subscribe bei komentaras padėtų prastumti video kuo toliau ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. My Winter Caras. Žaidimas, kurio daugelis laukia, kaip ir aš, kam patvirtino laukimus, o ką nuvylė. Aš asmeniškai esu šiek tiek nusivylęs. Paprasčiausiai tikėjausi daugiau. Aišku, čia mano dalykas, pas mane buvo didesni expectationai negu turėjo būti ir galvojau, nes prie žaidimo buvo dirbama 5 metai, kas yra daug laiko. Palyginant, kad čia nėra naujas žaidimas, jam nereikėjo naujo pasaulio kurti, jis paėmė visus skriptus iš jau padaryto Summer Caro ir nuo jo pradėjo. Tai žiūrint į tai, kad jau bazinė forma žaidimo buvo, tada pajauti, kad žaidė vos ne Summer Carą tik su Winter modu, kas ir aišku ir buvo idėja žaidimo, bet tikėjausi, kad nebus antiek basic padaryta, nes aš žinau, kad kūrėjas tikrai turi resursų investuoti į žaidimą ir padaryti jį labai geru. Jisai vien iš Summer Caro uždirbo virš 30 milijonų eurų, tai jis pinigų tikrai turi tam. Mano manimu, jis tikrai galėjo padaryti taip, kad jaustųsi kaip naujas žaidimas, pasiliekant tame My Summer Caro pasaulyje. Netgi pavyzdžiui grafikos, kodėlgi biškai nepagerinti jų. Paliktas OG grafikas, kurios yra Summer Care, jau Summer Care. Nebūtinai reikia aišku pilnai pakeisti grafikas, jas galima šiek tiek atnaujinti ir jau būtų tokios naujos gyvybės žaidime. Tas pats žemėlapis, taip jis išlieka tas pats, bet manau žmonės tikrai neatsisakytų, jeigu jame būtų padaryta daugiau naujų vietų, galbūt net ir padidinti žemėlapį. Vat geras pavyzdys yra kaip ir Mombazu. Retkarčiais atsiranda ta nauja sala kokia ar naujos vietos, bet jeigu šis tokiu būtų buvę, manau tikrai žmonės nebūtų supykę. Aišku, čia su laiku viskas gali pasikeisti. Reikia suprasti, kad žaidimas dar yra tame early access, nes jeigu pažiūrėsite, kaip Summer Caras atrodė tik išėjęs ir dabar, tai skirtumas tiesiog dienos ir nakties. Tai aš manau, su Winter Caru tas pats bus, su laiku jis vis gerės. Čia tik mano tokie pirmutiniai pastebėjimai kaip žaidėjui, bet galiausiai aš manau, kad žaidimas nebuvo dar pasiruošęs išeiti, nes viena problema, su kuria susiduria daugelis žaidimų ir šituo atveju Winter Caras, šiuo metu jis neturi peržaidžiamumo. Ką tai reiškia, kad trūksta veiklos, kad žaidėjas galėtų būti susinteresavęs vis grįžti į žaidimą ir kažką daryti. Dabar Winter Care tu pradedi jį, pasirai pirmutinius dalykus ir kaip ir viskas. Darbai grinai visi tie patys iš Summer Caro, yra 2 nauji kaip firmoje dirbti ir taksisto, bet jie labai greitai atsibosta ir žmonės vis tiek eina užsiimti tais klasikiniais darbais, kaip medžio pardavimas ar kanalizacijos valymas. Yra keletą naujų cool sistemų kaip banko kortelės, bet jie irgi nėra kažkas labai pakeičiamo. Aišku, pagrindinis dalykas tai nauja mašina, ties kuria manau ir užtruko didžiausia dalis darbo. Nes kiek žinau, kad kūrėjas vienas dirba prie žaidimo, o pačiam daryti tokias detalės ir jas skriptinti užtrunka labai daug laiko. Jeigu tiesiai šviesiai sakant, dabartinė versija Winter Caro labai mažai kuom skiriasi nuo Summer Caro. Aišku, tai yra mano nuomonė. Aš manau, kad tikrai galėjo būti geriau. Nueisime dar aišku, pažiūrėsime į žmonių kiekį, kiek dar žaidžia jį. Taipogi labai lauksiu jūsų nuomonės komentaruose, ką jūs manote, kaip jums Winter Caras po 4 mėnesių išleidimo jau, ar jūs vis dar žaidžiate, ar atsipirko jūsų laukimai. O jeigu norite dar detaliau padiskutuoti, nepamirškite užeiti į Discordo serverį, kurį rasite aprašyme. O dabar galim nueiti pažiūrėti į skaičius. Gerai, tai matome, kad viso laiko buvo pikas beveik 20 000 žmonių, kas palyginus buvo labai geras startas Winter Carui, nes pavyzdžiui Summer Caras, kiek jis laiko buvo išėjęs, pikas buvo tik tais vos 8 000 žmonių. Tai Winter Carui tiek pasiekiant, tai yra labai daug. Bet dabar matome skaičius tokius. Tai per visą dieną pikas net nepasiekė 1000 žmonių. Manau ir numeriai duoda žinoti, kad žmonės tiesiog nėra labai susinteresavę žaisti jį atgal. Aišku, dar nebuvo tokio didelio update'o išėjusio per visą laiką. Tai Winter Caras tikrai turi dar šansų toliau dar varyti. Tuo pačiu pažiūrėjus į Steamą, kokie update'ai jau yra išėję, kas yra didelis pliusas, kad kūrėjas labai aktyviai leidžia naujus update'us. Prieš kelias dienas išėjo naujas update'as, tuo pačiu dar ir šį mėnesį buvo vienas. Žaidimas tikrai buvo tiesiog dirbama. Aišku, kol kas dar tokių didelių update'ų nebuvo. Čia jie visi tokie patvarkymai, tie fixai bugų ir panašiai. Gerai, ir galutinai noriu tiesiog išsakyti dalykų, kuriuos norėčiau pamatyti Winter Caro ateityje. Čia tokie dalykai, kurio manau, kad daugelis žaidėjų to nori ir prašo. Pirma yra
darbai. Tikrai jų reikia žymiai daugiau. Man labai patiko Summer Care visi side questai, kurie būdavo. Pavyzdžiui, močiutė skambindavo, kad reikėdavo pagalbos, arba alkoholikas tau naktį skambina, kad jį paimti. Bet tokie maži side questai tiesiog labai prideda gyvenimo į žaidimą, arba sloto mašiną iš parduotuvės pavogti ir pasimti pinigų. Ir visi tokie maži dalykai labai prisideda. Tai darbai tikrai jų reikia žymiai daugiau ir tuo pačiu tiesiog palaikys daugiau žmonių žaidime, nes bus tiesiog veiklos daugiau dėl to. Antras yra mapas. Vietos. Aš labai norėčiau pamatyti naujų vietų, galbūt senų vietų tik tais biški pakeistų, arba grinai jau kažkas ten nauja būtų, kokie pastatai, arba šiaip dar kokių dalykų. Netgi jeigu ir pradidintų mapą iki kažkur, tikrai būtų labai geras dalykas. Aišku, čia toksai, manau, tikrai nebus, bet bent tada originaliame mapą galėtų pakeitimų biški padaryti. Trečias dalykas, tai toksai savaime turėtų praseiti, bet bugų tvarkymas. Aš kai tik pradėjau žaisti, žaidimas jis ant tiek buvo sunkiai jį žaisti. Būdavo labai pilna momentų, kai tiesiog žaidimas išsijungdavo arba praeidavo savaitę žaidimo laiko ir tavo visas seivas dingdavo. Nors manau jau dalį iš tų yra sutvarkę, bet jo, bugai tai yra irgi toks dalykas, kuriame dar Summer Care iki šios dienos yra. Tai ketvirtas dalykas, norėčiau pamatyti kokią mašiną, kurią reiktų tau atsirakinti. Galbūt kokį teleloto bilietą nusipirkti ir yra mažas šansas laimėti mašiniuką, ar lenktynėse, ar dar kažkur. Bet kokia mašina, dėl kurios reiktų padirbti, būtų labai tikrai įdomus dalykas. Bet čia mano tokie kol kas iš didesnių dalykų, kuriuo aš labai norėčiau pamatyti. O ką, amigos, tiesiog norėjau padaryti tokį video, išsakyti savo nuomonę, tuo pačiu ir išgirsti jūsų nuomonę apie šitą dalyką. Duok žinoti man komentaruose ir užsukite į Discordo serverį. Aišku, manau, tai suprantate, kad tai yra mano nuomonė, galbūt jums tai iš vis kitaip jūs manote, gal jūs tiesiog kaifuojate nuo žaidimo ir jums viskas yra gerai. Tad tiesiog duokite man žinoti komentaruose, aš kiekvieną skaitau. O ką, amigos, tiek šitam videosui. Jeigu patiko, nepamirštam tą laiką, subscribe, viską pasilikti. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujose videose.